Viskas. Kas viskas? Pasodins Viktorą. Atvyčiaju dabar šį kartą pasodins. Nu, o kuo remiantis? Nu, Medinį, nu ko remiantis? Saugumo įrašytais pokalbiais. O ten, supranti, tose pokalbiuose darbo partijos moteris, fuširuodamos tos savo juodosios buhalterijos pinigus, prasitarė, kad liepė VU, nurodė VU, į tašę įsidėjo VU ir pasiuntė spėkas VU. Tai palauk, tai čia dar nieko nereiškia. Nu, kodėl VU būtinai tai Viktoras Uspaskichas? Viktoras Uspaskichas. Pats Viktoras sako, labai apdariai, kad tai yra Vilniaus universitetas. O jo advokatas dar sugalvos kelis variantus. Pavyzdžiui, Vilniaus universitetas, Vilniaus univermagas, Varėnos uogos ar veltiniai udmurtams, ar ten koks nors Vilniaus užupis. Nu tai tu išklausyk visus tos pokalbius, kas ten įrašyta. Nu žiūrėk, Medinį, jeigu viena buhalterė kitai sako, kad VU nuo pat ryto girtas. Tai čia kas? Čia Vilniaus universitetas ar Varėnos uogos? Kaip tu galvoji, Medinį? Kas čia taip prikalė? Nu. Arba pavyzdžiui, jeigu jis sako, kad prieš paimdamas pinigus VU įgnybo į užpakalį. Tai čia Vilniaus užupis ar univermagas? Kas? O gerai. O jūs atsimenat tokį įrašą juodojai buhalterijoje AMB? Na, ir nieko nebuvo. Ir nieko nebuvo. Sako, sumos per mažos. Čia taip negali būti. Nu, bet pas VU tai sumos didelės. Teisingai. Vilniaus univermage didžiulė apyvarta. Didžiulė apyvarta. Vilniaus universitete 17 000 studentų. Tai čia vien stipendijos sumos kokios susidaro, tai įsivaizduoji. Čia net Vilniaus užupyje gali praeiti didžiulės sumos, neskaitant, kad gyvena smulkus abonentai. Arba Viktoras gali įrodyti, kad jis yra net ne VU, o VVU. Viktoras Viktorovičius Uspaskichas. Arba jis gali, sakyti ten, koks aš esu Vilniaus valstybinis universitetas. O galų gale pasikeisti iš vis pavardę, kol baigsis byla. Pavyzdžiui, Viktoras Blažys. Blažys. Viktoras Blažys. A kodėl Blažys? Nu, kodėl Blažys? Nu, todėl, kad žmona Blažytė, o žmonos pavardę pasiimti yra nedraudžiama. VB ir viskas, ir nebėra jokio VU. O pirštų ant spaudai ant popierių? Taigi dokumentuose parašyta, kad graibė buhalterė. Parašyta, taip, žiūrėk. Pagraibė, užgrebė ir popierių. Nu jo, nu tai aišku, tai kai graibai ant stalo, tai ten tų popierių pilna. Visur popierių ant stalo pilna.